pagerbant muzikologijos ir etnokultūros puoselėtojos Zita Kelmickaitės atminimą, 2023 metais spalio 19 dieną buvo atidengtas atminimo siūliuks. Ton dieną anai būtų sukakin 72 metą. Tas siūliuks pagamins iš medžio ir metalo su pelėdų motyvas, prie katro pritvirtinta lentelė su žodžiais iš dainos, kad Zita mėgdavo dainuoti su studentas. Gražus vaikai pelėdos. Tas siūliuks yra dalis platesnis iniciatyvas, prisės su Kelmickaitė, kad pradėjo LRT, kviesdami įvairias Lietuvos bendruomenės įamžinti muzikologijos atminimą, statant siūliukus skirtingus miestus ir miestelius. Ši iniciatyva ne tik pagerbanos atminimą, bet ir suteik miestelio gyventojams bei svečiams jaukį vietą prisėsti ir prisiminti čioniškilį asmenybę. Toliau pereik medinį tiltą per Varnelį, pereis anon po kairį pusę iškuoktą kelią vedančią Simon Daukant gatvę. Paeis apie 20 metrų, po 10 pusę, ant monumento buvusiam knygynui iškuok kitos nuorodas.